Tai veikia labai panašiai kaip žmonės ir tai praktiškai yra interfeisas tarp tradicinės paieškos, SEO, žinai, kanalo ir pačio vartotojo, žinai. Tai mes įprastai klausdom, žinai, užklausą ir Google'as mus išmokė ieškoti informacijos pagal keywordus. Žmonės niekada negalvojo, žinai, kad aš parašysiu running shoes, žinai, ir aš gausiu bėgimo batelių e-shopų listiklų, žinai. Čia yra išmokta elgsena per daugybę metų, žinai, kad raktažodis turi pateikti kažkokį jau responsą, žinai. Bet vartotojai jie ieškodavo su daugybė kriterijų. Man nereikia tiesiog running shoes. Man reikia running shoes, kad mano būtų patogu, žinai, ten gal būtų geras gripas, nepraleistų lietaus vandens, žinai, ir panašiai būtų stilingi ir etc. Yra daug kriterijų, žinai, ir LLM'as tos dalykus jisai padeda embedinti į tą visą, žinai, užklausą, kurios tu klausi, ir praktiškai jis už tave daro paiešką. Tu įvedi savo tas užklausas ar per dalį viso susirašinėjimo, kurį ten tam turėjai susirašinėjimo, žinai, paletei, tai kreipiasi į platų į internetą ir susorsina, žinai, šaltinius pagal tą užklausą, kurią jisai suvirškino, žinai, kas ten iš tikrųjų guli.